Sveiki, susirinkę jau į trečiąjį OAX moterų podcastą. Šį kartą turiu dvi žaves merginas, tai Ieva ir Aušrinė, mūsų komandos vienintelės likusios sesės. Šiandien pasikalbinsim jas, pasikalbinsim apie komandą, apie einamus reikalus. Šeimą paliesim, tai ta prasme, manau, tikrai bus linksmas podcastas. Tai kaip merginos laikotės? Gerai, neblogai. Neblogai. Aš taip savo, paskutinių varžybų, tai tokia kartelė biškilikus. Jo, tai kaip tik norėjau pasakyti, kad filmuojam po nuostabių 2 varžybų Rygoje, tai apie jas dar pakalbėsim. Kažkiek, ne viską tikrai, bet manau, kad vėlgi pradedam nuo pat pradžių. Tai nuo jūsų merginos jaunystės, nuo jūsų vaikystės, sakykit, kaip pradėjot žaisti krepšinį? Toks atrodo banalus klausimas, bet jūsų šeimoje ir jūsų atveju tai man atrodo visai įdomus klausimas. Tai Aušrinė, tu pradėjai anksčiau gal, tai pradėk. Jo, tai kaip buvo, mūsų sesė Dalia žaidė pas Dilerą Velišajevą. Ir mes vis ateidavom varžybas pasižiūrėti į treniruotės. Ir kažkaip vienu momentu pradėjo kalbinti, tai ateik pažaisti, ateik pabandyti, o tuo metu dar jinai treniravo 99. Aš esu 21, 2 metais vyresnės, bet jinai sako, ateik pasibandysi. Nu ir gavosi, kad atėjau 2 klasiai iš sportinių šokių į krepšinį. Ir tuo pačiu metu, kaip krepšinį pradėjau lankyti, tai ir plaukimą dar lankiau. Tai toks dvigubas sportas gavosi man, bet taip ir užsikabinau ir pradėjau. Ir tada gavosi, kad ten su 99 gal kokius 4 metus pažaidžiau ir tada jau vėliau keliavau toliau į kitas komandas link savo metus. Tai va. Ok, o tu paskui Aušrinė? Ne, aš šiaip sakyčiau, kad prasidėjo viskas nuo tetos Dalios. Ne, bet mum to... Dalios Belskaitės Kartnaitės. Jo, bet jinai mum įtakos tokios nepadarė, jinai Daliai labiau. Taip. Ir dėl to gavosi, kad mes, aš sakyčiau, mes labiau dėl Dalios sesės, o vėliau gavosi, kad... Bet šiaip mano pirma pati trenerė buvo Dilerą Velišajevą, tai visiškai mano pati didžiausia meilė jai linkėjimai, jeigu žiūrės. Iškirpsim šitą dalį jai. Kodėl? ir jo, tai taip ir buvo. Aš tada dar Dalios komandos draugė, irgi turėjau sesę tų pačių metų kaip aš, ir kažkaip su Dilerą šnekėjo, sako, sukūrėm 2004 metų komandą ir taip ir išėjo. O nuo kurios klasės Aušrinė sakė, nuo 2? Aš net nežinau, aš gal nuo kokios 1, bet aš buvau padarius pertrauką. 2 metus lankiau gimnastiką, nes 2 kartus rankas sulaužiau per krepšinį, tai galvojau, kad nebežaisiu, bet sugrįžau. Supratau, traumas nuo jaunų dienų. O buvo, pasakei, plaukimas, tu pasakei gimnastiką, ar buvo kažkoks bent vienu metu etapas, kad rinkotės arba krepšinis, arba X kažkoks dalykas. Bet toksai, kad jau būtų rimtas pasirinkimas. Ne tai, kad ir ta, bet toksai, kad blemba arba tas. Man tai nebuvo. Nebuvo. Man vis laik krepšinis jo. Ne, tai pas mane, sakau, buvo sportinius šokius lankiau, iš karto atmečiau, nes man netaip patiko, bet tada, kai lankiau ir plaukimą ir krepšinį vienu metu, tai automatiškai man labiau patiko krepšinis ir aš plaukimą mečiau. Tai realiai tik toks buvo. Buvo ten dar protarpis, kai 6 ar kurioje klasėje dar šitą, kaip ten vadinasi, gatvės šokiai, ne gatvės šokiai, žodžiu, modernų šokiai, biški pašokau, bet to pačiu prie krepšinio, bet vis tiek krepšinis vis atliko ir niekad nebuvo nuo jo atsiribota. Jo, tu pertraukos nedarai, kaip Ieva? Ne, pas mane tik buvo pertraukos dėl tų traumų, pas mane ten su keliais buvo problemos jau 6 klasėje, ten dėl augimo šuolių ir visų šitų dalykų, tai vien dėl to buvo ten gavėsi vos ne pusę metų pertrauka, bet to 6-7 klasėje, bet kažkokių tokių, kad nuo ką čia pailsėti, tai nebuvo. Pas mane buvo realiai 2, va tada, kai ranką susilaužiau 2 kartus per metus, 2 metų ir tada 12 klasėje. Buvo pertrauka, kur arba aš galėjau eiti po krepšinio mokyklos į aukštesnį lygį, arba, nežinau, mėgėjišką. Aš kažkodėl pasirinkau nebežaisti krepšinio, nuėjau į vienas rungtynės su Aušrinė, ten pažaist SKL, nepatiko man, kad buvau praradus formą. Ir nusivyliau savim ir tada galvoju, nebežaisiu aš to krepšinio. Bet tada atsirado auksai. Ok, jo, čia dar perėsim. O gerai, o dabar, jeigu kalbat plaukimas, gimnastika,
Ar sutinkat, kad tie sportai jums truputį pridėjo ir prie pačio krepšinio, nes vis tiek, plaukimas tai pečiai, kojos, rankos, pas tave gimnastika, lankstumas, automatiškai tai padėjo tie sportai ar tokie? Aš tai manau, kad labai padėjo. Aš manau, labiausiai padėjo šiaip mums sportiniai šokiai, nes mes nuo darželio ten 5-4 metų ar kiek mes ten lankėm kokius 3 metus sportinius šokius, tai ten ne tik krepšiniui padėjo ir šiaip gyvenime laikyseną susistatyti, visą tą pasitempimą tokį turėti geresnį, nežinau, ir šiaip tas pats lankstumas, viskas, aš manyčiau, iš to, aišku, yra šiek tiek pas mus tos genetikos, kad per daug lankščios esam, dėl ko tikriausiai tos traumos visos pas mus atsiranda, bet jo, tikrai prisidėjo, sakyčiau. Pamiršau, kad sportinius šokius lankiau. Jo, visos lankiau. Ok, dabar perinam truputį jau prie auksų reikalų. Tai Ieva, praeitais metais dar nebuvai, bet dabar esi jauniausia krepšininkė komandai. Patiri spaudimą iš šiek tiek vyresnių, jautiesi kažkaip kitaip? Ne, kažkaip labai, labai gerai su visom sutarėm. Šiaip galvojau, kad gal su vyriausiam žaidėjom bus sunku, bet, aš nežinau, aš Salmą tiek prisijokiu, tiek prikolinam visokių nesąmonių priešnekam. Man kad tikrai smagu, realiai su nei viena nejaučiu kažkokio ten ar metų skirtumą ar kažko tikrai labai smagiai. Net su to pačiu komandos vadovu mes ten tikrai pasijokėm ir labai smagiai pašnekėm. Faidas tas komandos vadovas. Faidas. Bet tik tais pastebėjimas, kad Almai ir vyresnė vienam sakiny negalima vartoti, jau pasimokiau aš prie to, tai nesupyks. Taip, Alma, tai Alma dabar ne viena, jinai su Ada, tai jai gal ne taip... Gerai, gal deidam gilinį šitą, supratau. Aušinė, tu esi komandos kapitonė. Ir tau yra klausimas, ar yra kažkokių dalykų, su kuo sunkiau tvarkytis, kas atrodo per lengvai net galbūt gaunas ir būtent iš tos perspektyvos? Kaip kapitonė, tai realiai nėra, kad būtų sunku. Aš šiaip MKL buvau kapitonė, aš visą turiu tą tokį, nežinau, balsą savyje, aš jeigu ir nebūčiau kapitonė, aš vis tiek tokia šnekė esu labai, tai nežinau, sunkumo kažkokio nėra, su žaidėjom mes visom žiauriai gerai sutarėm ir susikalbam, visat pasako ir jos man kas nepatinka, jeigu ir būtų kažkas. Ir su treneriais galiu komunikuoti normaliai, tik aišku, su asistentu sudėtingiau iškiškai. Bet jo, tai... Ok, bet tai nebūna, aišku, čia nežinau, ar sakysi man ar nesakysi, bet nebūna, tarkim, kad kažkurį žaidėją prieina, sako, eik tu su to treneriu pašnekėk čia kažką. Kol kas dar ne. Ne, nes visos pačios gali pasakyti, nebijo pasakyti, tipo, žaidybinė prasme, ta prasme, visi dalykai pas mus gan tokia ir faina komanda, kad galim sakyti šviesiai iš karto, jum nereikia, kad per mane keliautų kažkokie dalykai ir kažkokios žinios. Tai... Ok. Dar primenu, kad čia yra pirmas podcastas, kur žiūrovai gali užduoti mums klausimus ir juos uždavė. Tai kaip tik iš jūsų sesės Sigitos yra klausimas, kol einam apie jūsų visokius laisvalakius komandas, tai yra kaip įmanoma suderinti tiek daug veiklų ir ar nepavargstat? Neįmanoma. Žiauriai pavargstu, aš asmeniškai žiauriai sunku. Šiaip tikrai, aš tai vis laik jaučiuosi tokia pavargus, bet vis tiek smagu, mes šiaip esam tokios, kur mes negalim nieko neveikti, kur mes, ta prasme, tikrai pas mus realiai vienintelė turbūt Sigita sustačiu savo gyvenimą taip, kad jinai viską pagal planą daro, viskas taip einas, o Dalia, Aušinė ir aš, mes visur bėgam, mes visur norim suspėti, mes ten viską apsiemam daugiau darbų negu galim, bet tiesiog tokios esam, pavargstam, bet toliau einam, ką daryti kitaip nemokam. Aš nežinau, ar galiu ir iš tave šnekėti, Aušinė, bet mes su Dalia tai tikrai tokios. Tenisininkė, padelistė, krepšininkė, viskas viename. Ne, žinau, sunku suderinti, bet suderinam kažkaip, bet aišku, atsiliepia kažkur kitur. Tarkim, manau, tos traumos atsiranda, aš galiu apie tas traumas šnekėti, nes pas mane jų labai daug, bet gaunasi, kad gyvenimas sustabdo, kaip per daug prikišta būna visko ir bandoma visur suspėti, tai nežinau, bet kol kas suspėjom. Aš tikiuosi, kad senatvėje neatsilieps šitie visi dalykai, o čia svarbiausia, nes kol kas tempas biški per didelis, bet nieko. Dabar naudojamės progą, kol galim, neaišku, kada ateis laikas, kai jau nebegalėsim tiek visko suderinti, tai kol galim, tol naudojamės šito laiko. Jo, visiškai logiškai. Dar toksai, kad paliekant vaikystę, dar vienas žiūrovo klausimas, tai yra, kokią esate iškrėtę viena kita didžiausia kažkokia kvailystė šunybė vaikystėje. Tokia, kad įsiminus ir dar pykti tokį prilaikot. Viena kitai, aš dabar pirma šovusi, bet ne viena kitai, čia buvo gal kitom 2 sesėm, mano iškrėsta, bet tai atsitiktinai gausi.
žodžiu, buvau maža, buvau darželėje, ten buvau ir būdavo bratslėlis ir jos turėjo tokias šukas žvaigždutės formos. Aš sugalvojau, aš su tom šukom galiu savo susigarbanot plaukus. Aš taip paėmiau, susukau ir man nepavyko išpainioti ir aš nežinau, ką daryti, mamai bijau sakyti, ką daryti. Aš tiesiog nusikirpau tą visą sruogą su tom šukom ir paslėpiau po sesėm po lovą. Tipo, galvojau, nieks neras. Ir kažkada sesės atsistuminėjo lovą ir pamatė ir pagalvojo, kad ten žiūrkė. Nes tai va tiesiog plaukų kuokštas. Ir jos ten pradėjo riekoti ir vėliau pamatė ir sako, kuo tu čia slėpiai, ką tu čia daryti. Čia tokia nešunybė, bet, toks pirmas šovės į galvą. Man aš šiaip nepamenu šunybių tokių, bet aš nežinau, kodėl man yra šitas įstrigęs taip dalykas. Bet mes aušinė mėgodom 2 aukštai lovą. Aušinė mėgodavo kartais viršui, ten mes taip pasiskirstydavom realiai. Ir kažkada jinai sirgo ir aš mėgau pirmam aukštą ir aš šito šiaip nebuvau prisimint, kol mama mane papasako, kad tu labai sirgai ir tu pradėjai iš 2 aukšto atpilinėti ir mama sakė, ir man what the fuck, aš nežinau, aš tiesiog šiaurės šitą prisimenu ir man visą laiką taip juokinga būna. Bet čia nešunybė. Aš nežinau, man tiesiog žiauriai įstrigęs yra šitas dalykas. Ačiū. Na, bet ką galiu pasakyti, kiek tau buvo, kokie 6. Gerai, galim jau uždaryti šitą temą. Gerai, atsiprašau. Bet šiaip apie žudynybės kalbant, Gal mes aš daug nekelsiu. visokių... Tu dabar jau turi kažką. Ne, šiaip visokių nesąmonių darydavom, tiesiog ten kokiais... Va, gerai, pas mus būdavo senam bute, kaip yra koridorius, 2 kambariai šonuose, o ten įėjimas ir pro tą koridorių praėjus, ten pas mus būdavo toks didelis kalbinių krepšys, toksai kvadratinis, ta prasme, va toks. Ir mes būdavo, pasislėpdavom jame, tipo, ir kai kažkas praeina, gazdino, šiaip visokių, tokių gazdinių, nesąmonių, bet kad kažkokių rimtų, kur ten kažkas tai nelabai. Neprisimenu. Ok, tai dar vienas Sigitos klausimas, tiesiog jau šiniai, tai sakai, kaip čia žaidi padėlį, kaip tau faina žais padėlį, bet tai, o kada Sigitą pakviesi pažais padėlį? Kartu komandai? Ai, blema, lipa jau ant manęs, ne kartą yra kvietus, bet kadangi aš esu toks užimtas žmogus, tiek visko susiderint, tai nesigauna, bet reiks pakviesti. Jeigu jau viešai klausimą tokį užduoda, reiškia, jau reiks sunerimti man. Skaudu, supranti, skaudu, širdelį laik. Aš iš karto įspėjau, jūs turbūt ne visus klausimus matėt, skaitėt, tai, tokie klausimai yra provokuojantis, bet, sakėm, skaitysim visus, tai ribų čia nėra. Nepatogus klausimai. Nepatogus klausimai, bet viską iš eilės. Dabar prakalbus apie jūsų sesės, vis tiek tai yra neatsiejama jūsų šeimos dalis, Sigita Dalia. Yra dažnos žiūrovės, Sigita gal labiau, Dalia tiesiog veiklų, maži vaikai ir panašiai. Sigita iš vis mūsų vėliavnešys dabar kiekvieną mašą neš, kabins, tai jeigu kažkas nepamatysit vėliavos, tai viskas aišku, pas ką jinai buvo ir kodėl jos nėra. Bet dabar sesės yra, dažnai ateina į mačą, palaiko. Ar yra, gal pas Dalį net labiau nes krepšinį žaidė, arba pas pačią Sigitą, kad jos sakytų, tą vat kitaip galėjai daryti, čia galėjai mažiau sureaguoti, čia galėjai kitaip prasiveržti. Tokių patarimų, bet būtent sportinių patarimų. Kad kažką kitaip daryti, jos beveik niekad nesako. Ir realiai, jeigu, žino iš Ievos, kadangi Ieva nemėgsta tam tikrais momentais, kad iš karto, jeigu pasakytų patarimus. Man reikia labai, kad man pradžiai nurimtų emocijas ir man kažkas sakytų pastabas, nes jeigu man neina rungtynės, tai aš tam savo viduje galvoju, kad aš nieko nemoku, kad aš nebegaliu nieko daryti, kad aš nebežaisiu krepšinio. Ir man reikia, kad aš truputį apsiraminčiau ir kad tada jau priimčiau adekvačiai tas pastabas, visas, kurios man nesakomos. Bet šiaip emociškai man Siga gal daugiau atsako, kad gal mažiau čia kažkur rodyk emocijų ir aš tą pilnai suprantu, bet kartais sunku būna. Bet šiaip tai... Aš sakyčiau, jos kaip tik mums nepatarimus sako, o tiesiog padrasina visada, kad... Labai. Jo, palaiko, kad varykit drąsiai, tik nesvarbu, kad prametėjai, mesk toliau, tipo viską gerai darai ir tiesiog, vien palaikymas ir jokių ten pamokslų ar dar kažkokių nėra. Tuo labiau, kad žaidžia mėgėjiškai, tai jos ir mato ir joms smagu tiesiog mus palaikyti, o ne patarimus. Nors, aišku, patarimus gauti man tai labai patinka, kad žinot, ką galima geriau padaryti, ypač iš Dalios, kur jinai, turi tokią patirtį. Krepšinį, aišku, senai jau nežaidžia, bet vis tiek, patirtis niekur nedingus. Šiaip man yra labai dar įstrigęs vienas greit pasakysiu dalykas, kad Edvinas Dalius vyras man yra pasakęs, kai aš jums kažkas sakiau, man čia visiškai trajekai neina, nežinau ką daryti. Sako,
išsimeti 10, sako, jeigu nei vienas neįkrenta, sako, tada gali nemest, bet šiaip 10 būtinai išsimes, nu tai tokia, nu tas tikrai palaiko labai. Tai reikia jau užsimest tos 10 visgi. Reikia. Nu, 2 tik išmeti, 5% metimai ir Tai labai gerai, labai. Nu, tai reikia daugiau. O tada vieną prametam ir oi, sorry. Oi, sorry. Taip. O sakykit, ar yra dabar, ar būdavo anksčiau, kad jūs jausdavo tokį spaudimą, kai jos ateina į mačą? Nu, toksai, kad gal norėdavot, kad šitas mačas svarbesnis, gal geriau neįtų, nes aš ekstra pergyvensiu, ar būdavo tokių momentų? Jo, man buvo, aš net neleisdavau įti mano rungtynės. Realiai niekam neleisdavau įti savo rungtynės, nes aš bijodavau pasirodyti, kad čia blogiau žaidžiu, kad čia kažkokios, nežinau, nu, kad kažko atrodo tikėdavosi iš manęs, nes kaip ir Dalė turėjo, nu, ten pagal tėvus ten buvo ten ta, ne pagal tėvus, ten tėtis labai norėjo, kad jinai ten būtų labai ten žymi ten ta krepšininkė, bet gal tiesiog tai buvo, kad nu, atrodo, bijau neišpildyti jų lūkesčių gal, kurie niekada šiaip, nu, nebuvo, kad turėjo ten kažkokių lūkesčių ar kažko, čia viskas mano galvoj buvo, bet aš ir dabar man ateina, tarkim, kažkie žmonės ir aš tokia, dabar čia reikia nesisvinti, čia dabar reikia taip ir taip, nu, bet čia tiesiog psichologiškai viskas susideda, tai man tai sakyčiau, kad buvo. Nežinau. O tai ką, kaip darai, kad neleidai, čia MKL laikais neleisdavai? Jo. Gal namų raktus paimdavai? tiesiog sakydavau, kad supyksit. Ir mes paslapčiam atvažiuodavome. Būdavo. Po varžybų ko jūs atvažiavo? Nu, bet jei gerai sužaidžiau, tai viskas gerai būdavo. O man tai atvirkščiai. Aš visad norėdavau, man labai reikėdavo to palaikymo, buvimo. Dabar, kai sesis ateina žiauriai fainai ir žiauriai daug reiškia, kad jos, nu, aukoja, neaukoja, kaip čia pasakyti, naudoja savo laiką laisvą ateiti mus palaikyti ir būti su mumis. Ir nežinau, man visada reikėjo to ir man labai gera būdavo, kai ateidavo, tai jo. Man dabar tai man čia žiauriai patinka. Aš ten kvieščiau visus, visi tiesiog eikite mūsų rungtynės, nes palaikykit mus. Bet anksčiau tai jo, buvo toks. Bet dabar tai visiškai dėkinga su visiems, kas ateina ir aplamai tiesiog. Smagu gauti palaikymą. Ok, ir tada dar yra tokia viena tema, kur aš labai noriu, kad jūs atvirai pasakytumėt. Apie tai esam kalbėję užkulisiuose, bet Belickaitės pavardė krepšinio aikštelėje. Ar tai turi kažkokią įtaką prieš kitas krepšininkės, teisėjus, trenerius, tam tikrus ir panašiai? Ar yra ta pavardė su kažkokia etiketė, ar nelabai tą jaučiat? Aš sakyčiau, kad yra, nenoriu tikrai čia skambėti, kad čia kažkas ten labai jau ten daug visko žino ar kažką, bet yra tuom, kad jeigu, tarkim, viena žaidėja, nežinau, ten iš bet kokios komandos padarytų kažką, nu tokio, nežinau, kažkokį įsimintiną dalyką rungtynėse, nu tai tu neprisimintum jos ten, nežinau, po savaitės, po 2 ar po kažkurio laiko, o kai yra ta etiketė Belickaitės, nu ta mūsų pavardė, nu tai visam tai va, čia Belickaitės, čia jos tokios ir tokios, čia taip ir tai būna. Nu, tai aš manau, kad yra tikrai ta etiketė tokia rimta. O aš nežinau. Aš pritariu, jo. Aišku, kartais ir ne šiaip savo, kartais ir mes padarom kažką negerą. Faktas, tai. Bet, nu, iš tų emocijų vis tiek krepšinyje, tų emocijų visada būna labai daug ir kartais per daug, ypač kai mes su Ieva esam labai emocingi žmonės ir mes abi labai panašios savo emocijų ir psichologijos lygių. Tai sunku kartais susitvardyti. Man įdomu, kiek, ar mes eisim į kitų emocijų, nes irgi galvojau, ar čia sakyt, kad mes esam šiaip žiauriai karštos, emociškai, tokios, kur viską, ir kur aikšteliai, va, nu jeigu tik kažką pasako apie mano šeimą, arba aš girdžiu, kad aušniai kažką sako, nu aš ta prasme, aš agresyviai iš karto tokį gynybinį mūdą pajungiu, kur jau einu kovoti realiai, nu nes tiesiog, nu, krepšinis yra viena, bet jeigu eina į asmeniškumus, nu tai kam, ir būna tikrai, nu, ta prasme, žaidėjų, kurios ten tarkim, kažką pasako apie sesės, kur nu, tu gyvenime nepasakytum kažko, tai nežinau, ar ten, kad apie šunį man yra pasakę Dalės, ta prasme, kažką, nors atsiprašau, nu čia, nu, tipo. Kur realiai kiti žmonės nežinoto apie kitų žaidėjų ten gyvenimus, kaip ten kas, o kadangi mūsų sesė yra tiesiog, abi dvi sesės, pavadinkim, žymesnės, tiesiog žinomi žmonės ir automatiškai žino daugiau dalykų ir gal bando įkasti ar kažką padaryti, nu, bet mes turėtume nereaguoti. Bet tiesiog, nu, mes, kadangi mums labai daug reiškia krepšinis, komanda, mes žiauriai būnam įsitraukusios į tai ir automatiškai tos emocijos būna pasileidžia per daug, bandom tvarkyti su tuo. Tikrai bandom. Bet visą suprantam, kad čia yra tik varžybos, tik krepšinis ir kai tik jos baigėsi, reikia eiti sumušti 5 ir viskas gerai ir kad, nu, ta prasme, mes nelaikom jokio pykčio ant nieko ir viskas yra gerai, tikiuosi ir kiti nelaiko ten mūsų, bet jo, tiesiog
Mes šiaip kaip žmonės labai faini. Krepšinio aikštelį galim pasirodyti labai agresyvus, bet tai tiesiog tu ateini į rungtynės ir tu tiesiog tenai žaidži, kas jau vyksta už aikštelės ribų. Tai tas Aš asmeniškai, pavyzdžiui, ką norėjau pridėti, abi nepaminėt, kad aš esu pastebėjęs, kad ne visada tikrai, bet kartais būna taip, kad jeigu kažką padaro viena, tai ne Belickaitė, o Belickaitės. Taip. Tas dažnai. Ir šiaip tais, jeigu mūsų komandoje kažkas įvyksta, nebūtinai mes su Ieva kažką padarysim, vis tiek bus Belickaičių komanda. Jo. Ir čia yra, norėčiau tą etiketą taip nuplėšti ir nuimti, nes atrodo, ten mato tik tai mūsų blogas emocijas, tarkim, kai kurios komandos tikrai, kur ten kažką mėgsta pasakyti, tai, būtent į tą Belickaitės sako, kur, šita komanda yra daugiau negu ten mūsų emocijos. Bet mes mokam nekreipdėmesio, mes žinom, kad mes fainas ir mums viskas gerai. Jo, tai aš norėjau pridurti šitą temą, tai kad aš manau, kad svarbu yra kitaip pasakysiu, jeigu jūs turit, ta prasme, tokį šeimą, tokį artimą ryšį ir jūsų sesės yra žinomesni žmonės, tai jūs vis tiek kažkur tą etiketę turit prisimti, kartais iš to gaunat privalumų, tikrai, kartais gaunat tokių dalykų, aš manau, jūs turit priimti, bet šaunuolės tikrai, kad jūs pastovit už tai, nes pas jūs toksai yra ryšys, kad jeigu vieną užkabinat, reiškia visos sušoka. Tai ta prasme, tas yra tikrai labai faina, tas juntamas ir čia ne visada, aš pasakyčiau, reikia valdytis, jeigu kažkas, kažką apie negražaus pasako. Tai viskam yra ribos. Bet ir šiaip tiesiog nekreipdėmėsi, tegul gyvena savo gyvenimą. Gyvena savo gyvenimą ir viskas. Jo. Tai tada turiu dar vieną žiūrovo klausimą. Tai toksai truputį nueiname prie temos ir grįšim. Auks vyro komandos treneris Norgėla, jūsų klausim. Aušrinė. Esu sutaręs su Domantu, kad organizuosiu jo benvakarį kartu su Valdu, kitu treneriu. Ar tai reiškia, kad mes būsim pakviesti į vestuvės? Gali atsakyti ir paskui Ieva yra antra dalis klausimų. Nežinau, kodėl čia tokios mintis iš anksto kyla, mes nei susižadėjome, mes nei dar planuojam kažkokių vestuvių, tai čia, žinai, sunku kažką sakyti, gal ir net nesusitoksim niekados, liksim su gyventiniais. Bet sakė, su Domantu jau kalbėta, tai, kažko nežinau, bet... Čia jau Domantas atsakys. Bet jeigu busit benvakarėje, tai tikriausiai ir vestuvėse, tai taip. Okay, jeigu bus vestuvės, tai jau. Akmenėlių porą. Domantų daržą, bet gerai. Antra klausimo dalis tavo, Ieva. Kas laimėtų iki 11 taškų prieš Vaidą Indriliūną? Su visa derama pagarba. Bet kas seka mūsų Aukswoman Instagramo paskyrą, turėtų matyti Vaido bandymus įmesti. Laisvam. Ir iš pakrepšio, ir iš baudos. Manau, kad tikrai aš. Turbūt net neturėtų kilti klausimų. Bet Vaidai, viskas gerai. Truputį pasitreniruosi ir bus tada galėsim pasivaržyti, bet aš tiek laimėsiu. Tai va. Bet ačiū už klausimą, fainas klausimas. Aš tai pritariu, Vaidai pritariu. Šitą, manau, Širė irgi pritarė čia. 11-1. Vieną duodi. Nes, bus taip. Žaistume vadinamą... Ne, aš vadau kitaip. Aš manau, žaistume karališką, tai vadinama, kad jeigu įmeti tavo kamuolys, Vaidui duotume kamuolį, nes silpnesnis, jisai pirmą bestų įmestų, apsidžiaugtų ir tada, kai Ieva perimtų kamuolį, ir... Tada jau labanakt. Labanakt, Vaidai. Tai pritariu. Dar galim irgi įterpti Gabijos klausimą, mūsų gydytojos, pavadinkim taip, namų mačuose, tai jos klausimas būtų, kadangi jinai yra gydytoja, jinai suteikė pagalbą, kiekviena jūsų jau turbūt suteikinėjo pagalbą, dar sezonui įpusėjus. Ir ne kartą. Jo, tai jos klausimas bus, kada varžovės baigs jūs skriausti ir traumuoti? Kada išmoksim gražiai kris gal? Oi, man šito reiktų labai pasimokyti, bet aš nemoku. Šiaip nežinau, aš tai tiesiog irgi krentu kaip bulvių maišas. Ir, tikrai, ką galiu pasakyti. Tiesiog, tikrai, arba kartais būna gal užkliūni už linijos, nežinau. Nežinau, aš neatsakyk, tu dažniau krenti, tau dažniau traumas. Tai kad nekrentant, pas mane tos traumos būna, aš tiesiog kažkur ne vietoj ir nelaiko atsiduriu, visada tai lūpą kokią gaunu, tai dar kažkur... Bet tai yra, sakyčiau, iš to, kad mes kovotojos ir mes visur dėl kiekvieno kamuolio norim griūti, imti, kristi ir taip ir gaunasi, bet ir šiaip biški
mūsų genai tokie, kad nelabai palankus mūsų sportui ir panašiai. Man jau nekartą gydytojai yra sakę, gal tu nori sporto šaką keisti. Tiesiog. Tai nežinau, norėčiau sakyti, kad tikiuosi nebeprireiks, bet labai abejočiau. Tau po kokius 3 kartus pirštas lūžta į sezoną. Per šiuos metus aš pasiskaičiavau, aš 11 savaičių iš 52 savaičių buvau su gipsu arba langete. Tai čia gaunasi 4/4 realiai metų. Tai, čia nenormalu yra, bet... Juokas prašau. Jo, bet tokie tie metai šie buvo. Ok, aš išduosiu tokį mini paslaptį, dabar nesuprasi, apie ką aš kalbu, bet gal kalėdų senelis šiais metais padės apsaugoti nuo traumų. Va toks to pasakymas ir judam toliau. Tegul jis tavo. Pošučius gausi, su apsaugom gal iš kažko. Taip, tai toliau važiuojam dabar. Grįžtam truputį prie mūsų komandos. Tai vėlgi toksai bazinis klausimas, bet Aušrinė, tu praeitą sezoną žaidėjai VU, Emilija čia su Aistė pakalbėjo, gal prisikalbėjo, tai laikas ir tave čia po tanko pakešti. Kuo skiriasi buvimas tavo auksuose, kuo skiriasi komandos vaibas ir apskritai skirtumas, čia net nekalbam apie konkrečiai VU, bet kalbam apie visas komandas, kokie jūsų abiejų nuomonė, kuo skiriasi mūsų komanda nuo kitų komandų. Aš galiu taip bendrai įreiti, tu galėsi tada papasakoti apie... Aš sakyčiau, sunku pasakyti, gal kuom skiriasi, nes nežinau ten tų visų inside'ų komandų, bet man asmeniškai atrodo, kad, nežinau, čia gal net taip susidariau nuomonę, bet tiesiog iš tų nuotraukų, ar ten iš ko esu mačius socialiniuose tinkluose, ar ten iš nuogirdų, kad pas mus labai visos draugiškas ir labai visos tikrai tokios suvaibinusios, taip, labai visos, net nėra kažko išskirtinio, su kuom nebendrautum ir tas yra amžius, nesvarbu ir viskas, mes tiesiog apie viską galim šnekėti, mes vis susitinkam, ta prasme, kad ir tos pačios cementovkės, mes tiesiog šnekėjom gal 4 valandas, tiesiog visą savo istorijom dalinamės, visos ten patarimais, viskuom, tai tiesiog mes gal labai artimas, realiai kaip šeima. Tiesiog. Banalu, bet tiesa. Taip, banalu, bet tikrai tai yra tiesa. Aš nesu komandoje jokioj, ten aišku, MK laikais, buvus, kad, taip artimai su visom. Gal dėl to, kad ir šiaip mažai komandų turėjau, bet, tiesiog labai smagu. Labai gerai ryšį turim. Jo, tai gerai. Nuo ko pradėti? Jeigu kalbant bendrai apie komandą, apie kuo jinai skiriasi, tai visose komandose būdavo tas kažkoks vaibas, bet čia yra toks artimesnis, nes esam realiai surinkta komanda, esam iš artimiausių, paskutiniu metu artimiausių žmonių man asmeniškai ir aišku prisidėjo yra naujų, su kuriais jau dabar jaučiuosi artima draugė ir tiesiog, nežinau, gal didelis tas palaikymas viena kitos, mes visad viena kitą tikim, palaikom, ko kitose komandose gal net tiek daug būdavo, kai kur jausdavosi ir konkurencija kažkokia, kur to net nesinorėtų ir atrodo nereikia, o čia aš tos konkurencijos ar kažkokių pykčių, kad tenais, oi dabar jeigu ta geriau sužais ar dar kažką, ta prasme, niekad nesu girdėjus ir nemanau, kad tai yra ir sakyčiau, tuo mūsų komanda gal man išsiskiria nuo mano buvusių komandų, gal tai nežinau, bet šiaip bendras vaibas, tai man toj pačioj VU komandoje su Panom mes labai gerai sutarėm ir viskas buvo fainai ir tas vaibas buvo geras, tiesiog žaidimo prasme gal netokią rolę turėjau visai kitokią negu būdavo įprasta anksčiau prieš einant į VU žaisti ir tiek. Tai. Aš dar šiaip norėčiau pridurti, kad pas mus yra labai labai stiprus palaikymas šiaip. Nes mes nesvarbu gaunam -20, mes ten viskas gerai, šaunuolė, mes toliau, varai ten. Prametai iš pakašio, labai gražiai metei, viskas super, viskas labai gerai. Tai susideda visi šitie dalykai. Ok. Logiška, pritariu. Dabar vėl paimsim truputį platesnį klausimą. Aš kadangi noriu, kad apie tai šnekėtų kuo daugiau žmonių, tai būtų akcentuojama, tai noriu paklausti ir jūsų. Tai yra moterų krepšinis mokyklos laikais. Būtent jūs gal matėt, jūs turit pavyzdį Dalę, kuri irgi žaidė pas stiprias treneris, pakilo jau į aukštesnį lygį. Vat yra jums geras pavyzdys. Ne visos turi tokį. Tai kokie yra tie pagrindiniai dalykai, vėlgi, kodėl moterų krepšinis nėra toks žiūrimas, kodėl moterų krepšinis, būkim tokie teisingi, gal nėra į taip kreipiama dėmesio ir būtent kodėl yra, tas pats klausimas, kuo skiriasi, tarkim, treniravimas vaikystėje krepšinio mokyklose nuo tiesiog berniukų, vyrų ir panašiai.
Toksai išplėstinis klausimas. Okay, labai daug klausimų iškeltų, bet aš, kadangi žiūrėjau praeitą podcastą su Emilija ir Aiste, tai aš pritariau jų nuomonį labai, kad pas vyrus yra daugiau dirbama ant tų individualių įgūdžių, sakyčiau, negu pas merginas, kad ir kiek tų treniruočių būdavo. Man, aišku, sunku pasakyti, aš per 3 skirtingas komandas ir per 3 trenerės praėjau, iš kiekvienų vis gavau kažko, pagrindiniai iš Dileros Velišajos gavau tų pagrindų ir išmokau, bet jie nebuvo taip akcentuojami, gal kaip palyginus pas vaikinus, su kiek bendraudavom to pačio amžiaus, kiek jie treniruodavosi ir darydavo, nors, aišku, aš pati įdėjau daug darbo, jeigu kalbant apie treniruotis, apie individualius įgūdžius, vasarą eidavau dirbti su Gecevičium treneriu ir panašiai, bet šiaip dėl to moterų krepšinio, čia, nežinau, buvo tie metai 20 ar kada, kai jis ten buvo, gyvavo labai gerai, viskas ten buvo gerai, kaip ir buvo daugiau tų komandų ir visom buvo motivacija žaisti ir norėjo žaisti. Šiais laikais daug kas dvejoja, ar jos nori toliau eiti karjeros laiptais ties moterų krepšiniu, vien dėl to, nes tie atlyginimai skiriasi labai ir jos supranta, kad galbūt aš geriau jau dirbsiu, eisiu kitur ir nereikės taip aukoti gyvenimo, nes kaip pagalvoji, tu jeigu žaidži profesionaliai krepšinį, tavo, per savaitę daug dienų iškrenta iš to, kad tu turi važiuoti į varžybas, į keliones, ypač jeigu žaidžia Eurocup ar kažkur, kaip kibirkštis, jos tikrai mažai turi, sakyčiau, laisvo laiko, nes yra daug treniravimasi, bet nežinau, dabar žiūrint net, kai pagalvoju, kai mes žaidėm VKM, MKL, tai tuo metu dar atrodo viskas gerai, dabar aš kai žiūriu, atrodo jau mažėja tų komandų mergaičių, ne tiek daug kas nori žaisti iš mergaičių, gal ne tiek kviečiama, aš net nežinau, sunku surasti problemą tą, bet labai gaila girdėti, kai ten nesirenka komandos, arba jau treneriai yra nebe tokie motyvuoti rinkti tų mergaičių, nes nėra daug norinčių ir nežinau. Man tai atrodo, kad dabar, kaip čia dabar man išsireikšta, kad man, pavyzdžiui, manęs net klausdavo, kai aš buvau mokykloje, kodėl tu žaidi krepšinį, jeigu čia yra vyriškas sportas. Dabar tikrai būdavo tokių klausimų, kur, čia nesakyčiau, kad yra vyriškas sportas. Tiesiog Lietuvoje aš manau, kad buvo per mažai transliuojama per tas pačias televizijas moterų lygos rungtynių ar ten Eurocup, tokių, nes, pavyzdžiui, dabar įsijungus televiziją, aš nežinau, ar aš rasčiau Eurocup ar ten moterų, ar ten kažkokią aukštesnį lygą, kad komentuotų, kad viskas būtų tvarkingai, kad, ta prasme, būtų reklamos tam tikros. Dabar jau aš mačiau, kad ir moterų lyga labai gerai stengiasi ten per LRT, per visur ten transliuoja, kas yra labai gerai. Ir tiesiog gal tos merginos nemato pavyzdžio, kad ir moterys žaidžia ir kad jos gali uždirbti pakankamai neblogai, tiesiog labai aukštam lygiai, vadinasi, reiktų dėti labai daug darbo. Bet ir šiaip dabar labai daug merginų nori greit suaugti, man atrodo. Labai tokias jau pamačiau, aš jau atėjau savo pabuvusią mokyklą, 6 jau ten su priaugintom lakstenytėm, nagučiais įskominku nuo kultūros nedaro. Tai aš nežinau, kodėl taip, bet tiesiog, gal tokia karta, aš neįsivaizduoju. Bet aš pradžiai tai maniau gal anksčiau, kad per mažas matomumas buvo moterų krepšinio, kad sunku būdavo surasti, kur yra aukštą lygį pažiūrėti. Šiaip labai pritariu Ievai. Ir šiaip sakyčiau, jeigu ta prasme, yra tėvai, kurie norėtų vesti ir vaikai yra norintis žaisti, eiti krepšinį, siūlyčiau vesti mergaitės, ypač nes nėra tokios didelės konkurencijos, vyram yra žiauriai sunku prasimušti, jeigu ten tų pačių metų būna 3 komandos tų vaikinų tų pačių metų ir jiem ten sunku, pas mus vos surenka 12 žaidėjų būdavo, ta prasme, tai tikrai jeigu yra noro ir užsispyrimo, tai tikrai galima pasiekti. Tai aš svarbiausia turėjau tos motivacijos. Tai čia, nežinau, trūksta tikriausiai tų mergaičių, kurios norėtų taip siekti. Net jūs turbūt, kai lankydavot krepšinį, tas trūkumas būdavo, nes, pavyzdžiui, tu net žaidėjai už vyresnės visą laiką, tu Ieva turbūt irgi tekdavo, ar visą laiką? Ne, buvo. Jo, tai irgi buvo prie vyresnės, tai žaisdavo tiesiog, nes elementariai gal ten netiek būdavo pajėgių žaidėjų, ar tiesiog, ta prasme, nedidelis kiekis. Tai būdavo dar tada. Aš noriu pasakyti, kad aš nieko prieš neturiu prieš priaugintas baksienas. Čia jeigu kažkas taip mane supranta. Pabrėžiau. Tikrai vėliau užsipuls, kad čia sakau kažką. Ok, bet
Galim tada trumpai paliesti, o kaip jums atrodė tada dalios ta visa kelionė krepšinyje, vis tiek, jūs mažos sesės, jums turbūt hypas, kad ten pačios lankot, sesė žaidžia, tai ta prasme, kaip jums tas, iš šono atrodė ir kodėl, manot, jį būtent, pasisekė pasiekti labai aukštą lygį. Jinai labai daug dirbo, bet jinai tikrai labai daug dirbo ir savaitgaliais, ir nesavaitgaliais, ir su treneriais, ir rinktinėse visur, jinai, ta prasme, per daug rinktinių važinėjo visur, taip, tai ir turnyruose, kiek spraitų, ten dalyvaudavo 1-1. Jinai tikrai labai siekė to savo tikslo, kad nori būti gera krepšininkė ir labai tikslingai ėjo ir viskas. Bet sakyčiau, ir talento tikrai daug, kurį mokėjo puoselėti ir, ta prasme, tobulinti toliau. Bet jinai buvo, tarkim, kaip vis laik Dilara sakydavo, kad Dalia yra ta, kuri neturėdavo talento, bet jinai per sunkų darbą pasiekė tą talentą. Aš buvau ta, kuri turi talentą, bet žiūri tingiu dirbti. Ir aš taip ir buvo, numečiau kažkį iš šoną. Okay. Bet čia Dilara, kadangi mus abi ten nuo mažens visiškai augino. Bet prisiminus tos laikus, tai žiauriai fainai. Mums suteikė, ta prasme, vien tai, kad jinai žaisdavo visose rinktinėse, mes esam tėčiui ir mamai dėkingos labai stipriai, kad jie mus kartu veždavosi į tas rinktinės dalios, kad ir kurioje šalyje būdavo, buvom Juodkalnijoje, Rumunijoje, Estijoje, visur, kur tik įmanoma, kur tik varydavo jos ten ir mes varydavom, palaikydavom ir šiaip dalyvauti tame, kai sesė žaidžia už Lietuvą, už Lietuvos, ta prasme, po Lietuvos vardu ir kovoja, žiauriai smagu būdavo matyti ir palaikyti ir tiesiog gaila, kad jinai tam tikrų momentų nepatausojo savęs ir bandė toliau lipti per galvą savo ir stengtis parodyti, kad gali viską. Jinai ten per vieną vasarą po 2-3 rinktinės varydavo, kur ten būdavo ne tik už savo metus, bet ir už vyresnės. Ir taip ir gavosi, kad jai galų gale sveikata parodė, kad tu negali taip varyti. Tai tas gaila, bet tuos metus prisiminsim, manau, labai su šypsena, kaip buvo smagu matyti, kaip žaidžia. Dėl to dabar būna dažnai motyvacija, kaip pagalvoji, kaip jinai taip žaisdavo, atrodo, taip norėčiau dabar tą patį padaryti tiesiog. Man tai šiaip, atvirai pasakant, tai man šiaip labai gražus jūsų tarpusavio ryšys, aišku, ten su jumis stalo žaidimo žaisti, čia, čia su jumis 4, tai čia prasideda cirkas, tai ta prasme, bet būtent jūsų tas ryšys šalia aikštelės ir palaikymas, tai, pavyzdžiui, kai Dalia ypač perėjus per krepšinį, tai jai, manau, yra ypatingai smagu jūs stebėti, nes jūs ne tai, kad einat jos pėdom, bet, jinai tikrai yra prisidėjusi, manau, prie to, kad jūs vis dar žaidėt krepšinį ir panašiai. Jums buvo smagu ją stebėti, jai smagu jūs stebėti, tai, tas ryšys tikrai yra labai gražus ir tos Belickaitės, bet tos Belickaitės, aš kaip ir sakiau, turi tam tikrą ryšį stiprų. Net treneriai gauna vėlinimo, jeigu kažką greičiau pasako, sako, ką jūs bepročiai darot. Tai ta prasme, tikrai tas ryšys yra unikalus. Tas žodis, manau, labai tinka ir tai tikrai labai smagu už jūs, kad taip vyksta ir manau, vyks toliau. O dabar, manau, reikia pašnekėti apie savaitgalį. Nuostabusis savaitgalis Rygoje. Laukiam, dėliojau, registruojamės Baltijos krepšinio lygoje ir Mes registravomės, kad įgaut patirties, nelaimėti. Mes tikrai semėmės daug patirties, gerai laiką praleidžiam, tai sakyčiau, mes šitą užduotį pagrindinę, koks tikslas ir buvo, mes įvykdom, sakyčiau. Taip, planavom kelionę turbūt nebuvo dar prasidėjus pirmą sezono mačas, mes jau prašėm Latvijos komandos, kad čia dėkit mums į vieną savaitgalį tas 2 varžybas, čia atvažiuosim, čia pavakarėlinsim, viską padarysim. Atvažiavom, sužaidėm pirmą mačą, bet ta vakarinė mačo dalis, nes yra daug klausimų apie vakarinę dalį, visiems kyla. Plius dar ir kažkaip padaugėjo, jeigu taip atvirai, jau galim iš savęs truputį ir pasijuokti, tai padaugėjo klausimų po sekmadienio. Būtent tai kaip pavyzdys. Klausė vėl Norgėla, Aukso komanda. Dabar galiu aš taip gerai, nesakysiu, bet aš norėjau sakyti, ar čia nebus kažkas, dėl ko aš nežaidžiau. Ne. Ai, gerai, aš jau galvoju, kažkas sakė, kad... Klausimai yra truputį, gerai, net filtruoti visi čia yra, tarkim, bet ir panašiai. Tai gerai, pradžiai įžanginės. Kaip manot, ko pritrūko paskutinėse rungtynėse? Rapolas klausė. Ievos. Ne tik manęs. Aš manau, kad mes žiauriai daug prametėm.
vėl, tikrai labai daug, o šeštadienį, aš sakyčiau, gal mūsų emocinio susikaupimo 4 kėlinyje reikėjo ir 3, kai išėjom ilgai, reikėjo gal, nepaleisti, nes mes turėjom tą pranašumą ir reikėjo kažkaip, net nežinau, nors atrodo, kaip ir viską gerai darėm, bet nežinau, tiesiog reikėjo emocinio susikaupimo. Jo, ir šiaip reikėjo gal... Nežinau, nežinau, aš nenoriu grįžti tą emociją, manęs nervina. Bet šiaip, jeigu atvirai, tai pasižiūrėjus šeštadienio varžybas, 3 kėlinys, ta prasme tiesiog išeinam po ten 13-14-0 atkarpos į half-time'ą, išeinam ir tada 50% baudos, iš pokašio praimtam, tai yra, ta prasme, standartiniai metimai. Taip, ta prasme, tikrai mes, nebuvom ta prastesnė komanda ir turbūt tas liūdniausiai buvo pamačo. Ir labai buvo šiaip liūdna. Ir jos neturėjo taip sumesti tritaškio. Čia iš visų iš kosmoso. Gerai, bet čia atmazai, galima sakyti, tarsi pasteisinimai kažkokie. Bet jo. Ok, man šiaip, kadangi pačios paminėjot, kad mes visų pirma kaupiam patirtį, tai man visai buvo unikalu ir visai smagu susitikti, žaidėm prieš U16 Latvijos komandą. Tai kaip mes įsivaizduojam, kad iš visos Latvijos surinktos merginos, ten 9-okės, 10-okės. Galima to ir neminėti. Taip, bet, tai U16, tai čia visiems kaip ir aišku, bet aš turiu minį, tai yra talentingiausios merginos surinktos Latvijos, ko mes Lietuvoje vėlgi neturim. Mes žaidėm 2 dieną prieš TTT dublerės, tai mes turim kibirkštį ir panašiai, bet tą, ką turi Latvija, ir Latvija visą laiką yra moterų krepšinėje stipresnė ir panašiai, tai gal tas jų ir matosi, ta prasme, kaip jos ruošiasi mačui, 3 treneriai, 4 treneriai, merginos suvažiuoja, yra tas individualumas ir todėl... ir šiaip tai... Bet ir būkim teisingi tom, kad tenais, kas žaidžia Baltijos lygoje, realiai visos komandos, nežinau kaip atletas, jos turi po daug treniruočių. Jos ten yra profesionalės. Taip, ten yra profesionalės. Mes esame mėgėjos, mes turim 2 treniruotės per savaitę ir tai dėl darbų, ta prasme taip ir taip dėl darbų, negali kažkas iš Kauno atvažiuoti, kažkas Vilniui net nespėja dėl darbų. Tai normalu, kad mes neturim tokio susižaidimo, mes galbūt neturim tokio tritaškių pataikymo ar ten kažko, nes mes tiesiog neturim tiek laiko treniruotis. Ir tiesiog manau, kad čia yra visiškai normalu ir mes dar tikrai gražiai žaidėm, viskas ten buvo tvarkoj. Sekmanį gal šiek tiek jėgų pritrūko. Ne, bet jėgų pritrūko, aš sakyčiau, ne dėl kažkokių pašalinių dalykų. Labai atsiprašau, įsiterpsiu, kaip tik ir Norgėla klausė, ar šeštadienio linksmybės turėjo įtakos sekmadienio pasirodymui? Ne, aš asmeniškai sakyčiau, kad ne, nes mes tiesiog buvom pavargusios nuo praeitų varžybų, mes ten žiauriai daug atidavėm savęs, vis tiek lakstom daug. Ir šiaip, kad kelionė, mes dar važiavom tas 3-4 valandas ir nežinau, tiesiog, kaip tik mums padavė biškį parako tas pabuvimas kartu pasibondinimas šeštadienio vakarą, tai nežinau, nieko nesigailėm vis tiek, Ieva gal biškį gailisi. Aš tai gailiuosi dėl to, kad negalėjau žaisti sekmadienį, bet nesijaudinkit ne dėl to, kad kažkas buvo blogai per vakarėlį, bet čiurną paskui. Bet nesigilinkime aplinkybės, kaip ten atsitiko. Bet ką norėjau dar sakyti dėl sekmadienio rungtynių, kad... ir pamiršau. Kad trumpas suolas buvo. Jo, kad trumpas suolas, norėjau sakyti, nes 2 dienas atbėgiot po 30 minučių, yra ką veikti. Vis tiek, tikrai yra ir mums dar vėlai rungtynės baigė šeštadienį, tada, ten... pavakarojom iškelį, tai normalu, kad tu neturi galbūt tiek daug energijos, kiek tu turėtum atvažiavęs tą pačią dieną ir nežaidęs rungtynių, ten pilnai pailsėjęs. Tai aš manau, bet ir šiaip tas sekmadienio varžybose, kas ten darėsi, kiek kas šaldėsi, ledų, vis kažką, viena gavo iš kamulio į galvą, kita iš alkūnės, bet čia prakeiksmas. Čia tikrai prakeiksmas. Kita koja išsisuko, ten... Ta prasme, pas mus vienai nosis, kitai žandikaulis, kitai blauzda, kitai čiurna, kitai pirštai. Čia kažkoks prakeiksmas. Nosis. Jo, čia tiesiog realiai kunigai reikia. Visos į bažnyčią varyšim. Taip. Ir paskutinis klausimas iš Norgėlos. Ar vadovas komandos rado antrą pusę Rygoje? Kad ir kaip norėtumėm, bet man atrodo ne. Vaidai, dėl to visas merginas moteris kviečiame, galit kalbinti, susipažinti su Vaidu, labai fainas tikrai. Bet mes dar surasime. Galėsite ir į komandą pas mus prisijungti, jeigu būsite su Vaidu. Pataikykit, tritaškį priims. Vaidas nerado antros pusės, ten komandos suliko, sėdėjo. Tai čia turbūt žiūrovų klausimai galvojat, kad baigėsi, bet aš sakiau, yra provokacinių klausimų, yra visko, tai pirmas klausimas nuo Dominiko.
Tai, Ai, žinau jau šitą klausimą. Taip, tai koks jausmas būti 2 gražiausiam sesėm? Žinau šitą klausimą. Aš nežinau, man labai smagu, kad jis tai parašė. Smagu, Jis į mielas. savaitgalį taip sakė, tai... Jo, Kiūtalas. Miela labai. Bet aš sakyčiau, kad mes visas labai gražios. Taip. Mes visas labai viena į kitą panašios, tai Jo. mes labai gražios. Ačiū, Dominikai. Bet taip smagu girdėti komplimentus. Jo. Nu tai va, tai aš noriu tiesiog, kad būtų yin-yang, aš noriu parodyti, kaip 2 antrosios pusės dabar uždavė po Domantas, vieną koks klausimą. Eik tu namas. Man šiaip Dominikas sakė, kad jisai norėjo užduoti žiauresnį klausimą, bet pasigailėjo. Tai gal Dovatas visgi tu sprendė nepasigailėti vaikine. ir užduoda jums Važiuojam. tokį klausimą. Tuoj. Gerai, klausimas Domanto. Kuri iš jūsų laimėtų ištvermės bėgimo varžybas ir kodėl jos truktų 3 minutės? Šiaip tai ne 3 minutės, nes mes bėgom sezono pradžioj ir išbėgau tikrai daugiau. Ieva, nežinau, tu man atrodo, sirgai negalėjai bėgti tada. O jo, aš tada per treniruotę vedau. Taip, Tai taip, va. kad jisai čia nesąmonės. Bet aš tai sakyčiau aušrinė. Aš sakyčiau, tu vis laik buvai fiziškai stipresnė ir kvepavimo prasme, bet čia šiaip aplamai, juokitės jūs kiek norit, bet mes savo šeimoje turim tokį dalyką kaip mažo kraujystė ir ten sunkiai pas mus tas deguonis suvaikšto ir tai būna, kad po 2 minučių prašom keitimo, nes tiesiog, pompą pagaunam tiesiog ir čia, Bet ir taip nes yra. kiek darbo, mes dar tokiuose, kaip čia pavadinkim, nedėkingose pozicijose tiek ties šitą temą esam, kad mes turim žiauriai daug lakstyti pirmyn atgal. Aišku, ir kitos turi lakstyti, bet būna, mums ir daugiau reikia palakstyti su tuo kamoliu ir be kamolio. Ir tuo labiau, kad mes bandom visą save atiduoti, ta prasme, kur mes gynyboje visą save bandom atiduoti, nepatinginiauti, puolime lygiai taip pat ir taip ir gaunasi. Tai, bet visada yra kur dirbti. Taip, Anksčiau faktas. taip nebūdavo, dabar tiesiog, realiai, mes abi turim tikrai didelę problemą su ta maža kraujystė, tai abi tai geriam vaistus. Aš čia nepradedam. Ne, tiesiog sakau. taip jau yra. Bet tiesiog yra taip yra. Sezono įpusės tuoj sezonas bus geriau. Jo, bet šiaip dar norėjau sakyti, atsakant į klausimą, kad aušrinė laimėtų. Tai... Ir netruktų 3 minutės. Apylygiai. Aš sakyčiau, po minutės, keitimo. Ir taip, per pasiruošimą mes sezono pradžioj gerai ten bėgiom, varėm, nebuvo nei vieno jisai treniruoti tose fizinio. Tai va, Ir iš vis jis yra kažkoksai kyborgas, nežinau, kas jam yra, jis gali išbėgioti 5 minučių, ta prasme, po 2 varžybas išėjęs. Taip, jis apžinai, jis ten to gynyboje atidirbs 105 procentų. Jūs čia į tokį klausimą užduodat, jūs komplimentus dabar. Bet tiesiog, nes dėl jam to jisai sunku nesupranta, suvokti, jam yra taip. sunku suvokti. Nes jis yra kažkoks max extra amazing sportininkas. Bet aš manau, kad ką norėjau pridurti, kad paskutinės treniruotės buvo tokios, kokios visiems patiko, kur taip dirbsim toliau ir tikrai čia nebus problema. Dabar, artėjant į pabaigą, bet čia tikrai nebus pabaiga, turim žaidimą. Kadangi jūsų šeima yra graži ir nuostabi, dabar žaisim tokį žaidimą. Sigita, Dalia ir jūsų mama paprašiau, kad atsiųstų kažkokias apibūdinimus apie jūs, kažkokias istorijas, kažkokias savybės. Ir jūsų užduotis bus tokia. Aš pasakau, kažkokią frazę, istoriją ar kažkokį pasakymą. Jūs turite atspėti, apie kurią čia iš jūsų kalbama ir kas tai pasakė. Kad jūs truputį išmušti iš vėžių. Aš pridėjau ir savo. Bet čia jos realiai taip galvoja, aš tiesiog visiškai apie nieką pasakiau, kad būtent jūs truputį suklaidinti ir panašiai. Tai mano frazės yra tiesiog įterptos klaidinimai. Bet žodžiu yra Siga, yra Dalia, yra mama ir yra mano frazės nesąmoningos. Tai užduotį supratot. Važiavam. Yra daug tezių, manau, bus istorijos kažkokios iš to ir panašiai. Tai dabar taip. Pirma. Gali greitai susinervinti ir supykti nei iš jo, nei iš to. Kas pasakė? Apie Ievą. Ieva. Apie Ievą, manau. Dalia. Arba mama. Ne, palauk. Mama arba Dalia gal. Mama, sakyčiau. Aš irgi gal mama. Tai jūs apie mamą galvoja, taip sakė. Ja. Dėja, ne, Sigita. Sigita taip pasakė. Bet apie Ievą. Taip. Tai apie šitą Ievą. spėjau.
Taip, tai aš noriu pabrėžti, kad kai kurios kartojasi, bet kadangi truputį kitaip apibūdinta situacija, tai bet, nu, žodžiu. Okay. Kam biškai psichinė. Abidvi. Gerai, važiuojam toliau. Kovotoje tiek aikštelėje, tiek žaidimuose kovos iki galo ir įrodys tai. Aušrinė. Pats galas sakinio, manau, kad apibūdina, kad apie mane, kad kovosiu iki galo ir šiaip įrodinėsiu iki galo savo tiesą. Ok, ir kas tai pasakė? Siga. Siga, ne? Siga pasakė. Ne, Dalia pasakė. Dalia pasakė. Kažkaip čia jos Nu, suprantate, jos tiesiog, jos beveik vienas žmogus, jos, ta prasme, suprantate, jų visos frazės yra panašios ir vienodas, tai dėl to. Taip. Supratau. Nu gerai, važiuojam toliau. Daug ką laiko savyje, viską sužinome paskutiniu metu. Aušrinė, Apie tikrai. mane 100%. Šitoks biški. Mama? Blemba gal jo. Mama, sakyčiau, gal. Bet arba siga. Arba siga, arba mama. Mama gal. Palauk. Per daug sigų jau buvo. Trečią, kad išėlės Sigas. Mama, sakyčiau, jo, mama, bet apie mane tai tikrai. Taip, mama yra apie Aušrinę. Mamytė, žinoma. Nu, žiauriai, blema, dabar tai gal ne taip yra. Aš vaikystėje, paauglystėje žiauriai uždaras žmogus būdavau, niekam nieko nepasakodavau, savyje laikydavau, kad ir blogai, kas būtų, kad ir dar kažkas. Ir jo, tai toks yra. Bet aš sakyčiau, pasikeitė. Dabar jau daugiau. Čia turbūt esu labai dar dėkinga Auksų komandai, kad mus taip Aušrinė dar labiau sartina, nes mes dabar dažnai matomės. Ir, nu, tikrai dabar turbūt daugiausiai Aušrinė ir pasakoju, ir dažniausiai sustinkam, ir toksai, nu, jo, ir labai stiprų ryšį turim. Jo, ir pati įsipasakoju ir padiskutuojam, kas gali būti geriau, kur čia galim gal kažką pakeisti. Tai, bet geras mama, kaip aš. Jo, čia galvojat, kad mama apie jūs pozityvę tik prirašė. Važiuojam toliau. Gerai. Mėgsta, kad viskas būtų pagal jos tvarką, kaip ir mamos. Apie mane. Aš sakyčiau, bet gal žinok, aš labiau tokia ištvarkingumo iš šitų visų dalykų, kad... O jeigu apie tvarką kalbam, tai tikrai ne. Nes jeigu kaip mama pasakė, nu, tipo, kad... Tai kaip mama, tai tada tu gal tada bus. apie mane bus. Ja. Ir aš sakyčiau, čia gal Dalia pasakė, nes jinai mato iš šono, kaip aš būnu. Bet kad pagal tave mama viskas. tikrai pati nesakytų, kad kaip, ne, mama kaip jinai... ne. Bet kad pagal tave viskas. Mėgsta, kad viskas būtų pagal jos tvarką. O nesindžiun pasakė. Nu gerai, Siga. Gerai, sindžiun, Siga. Dalia drįsiu savo. Sakiau, sorry. Bet tave Aušrinė? Taip, Aišku, apie mane, apie ką. Tai Dalia mato, ir kaip dovantą biškį pavaldau tenais, kad būtų pagal mane. Pastroj. Ok, gerai, važiuojam toliau. Vagilka, mėgsta iš kambario pakriep trūbų. Dalia pasakė apie Ievutę. Nu tai, kad jinai turi 250 milijardų rūbų ir jinai net, kol jinai nepamato manęs tų rūbų, jinai net nepastebi. Bet kai pamato, tada jau būna mano megztinis. Čia buvo nesenai. Jinai 2 metus jisai namuose pas mane ir aš ne vieną kartą buvau su Arta, taip, čia mano megztinis. Tada susinervinau, sakau, gerai, pasimk, sakau, viskas. Nu, bet tikrai, aišku, jinai tikrai būna atiduoda tų rūbų, bet, nu, mėgstu aš vaktas rūbus, man gaila pinigų ant rūbų, aš jau geriau nusipirksiu maistą. Ok. Gerai. Vagilka patiko, man čia kaip parašė. Už mane atšoka šokio aikštelėje. Ieva tikrai. Ir čia gal Dalia pasakė, nes Dalia visai nešokus šokio aikštelėje, beveik jinai tokia netusavotoja. Jo, čia žinau, kad atspės. Dalia ir apie Ievą, tai čia viskas normalu. Man šitas labai įsiminė, kiek pinigų duosi, tiek ir išleisi. Ieva, Kiek uždirbu, na, anksčiau kiek duodu, tiek išleidžiu, ir kiek uždirbu, tiek išleidžiu. Bet čia tikrai mama apie Ievą. Nu, aš negaliu, pavyzdžiui, dabar, ne, kalėdinis laikotarpis. Aš pamatau, einu per tai, pamatau dovaną. Nu, ir negaliu nupirkti. Pavyzdžiui, Atėnį. Nu, aš nežinau, kiek aš esu viską pripirkus. Aš savo galėčiau pirkti ir pirkti visus savo pinigus, atiduoti tiesiog visiems dovanas. Dovanas man labai patinka. Jie patinka dovanoti. Jo, ir aš matyt, kaip džiaugiasi. Jo, aš labai mėgstu tai ir labai mėgstu maistą. Aš labai mėgstu pirkti daug maisto. Nu, čia tikrai irgi yra, kur daug mano pinigų. Tai viskas maistą išsileidai? Maistas, dovanas, ja. Kuras. Ok. Gali palikti visišką betvarkę namuose. O čia gal tu kokią sugalvoji? Šiaip mama sakyčiau. Ne, čia sugalvoti tikrai. Bet jo, gal pats. Skamba nesąmoningai. Tai aš sugalvoju. Nu tai va, aš šiaip sakyčiau, kad aš galėčiau tai palikti, bet...
Jo, gerai, mano nesąmonė. Tvarkingos merginos. Aš žinau, kad aušinė tvarkinga ir ten Domantą varinėje, aš galvojau, gal tu pasimausi ant šitą. Ne. Šiaip atspėjai, kad netvarkinga. Mama galėjo tai parašyti. Man nepyk. Jie vadovantas apie mane irgi galėtų taip kartais pasakyti. Jo, tada mėgsta ginčytis ir įrodyti savo tiesą. Siga apie mane. Taip, Siga lygiai taip pat nori įrodyti tą. Ir manau, šitą faktą parašė po teniso finalo, kai mes Gerbiamas kalbėjom. Sigita, aš specialiai neperskaičiau iki galo eilutės, kad neišduoti, bet yra parašyta pilna frazė. Mėgsta ginčytis ir įrodyti savo tiesą, kaip ir aš. Jo, bet jos norėjau iš karto išduoti. Nu ir va, aš iš karto užbaigiau realiai sakinį. Taip, supratau. Slapukė, nes kartais būdavo, kad jau sužinodavom ką nors, tai po kiek laiko. Mama apie mane. Aš sakyčiau. Bet jau buvo panašus, kad užsidarius. Palauk. Sakau, panašių yra, bet tiesiog kitais žodžiais. Slapukė vėliau sužino. Pas mane būdavo, kad aš pridarydavau kokių nesąmonį mokykloje dar Šiaip aušrinė gal jo, aš tai visą laiką šiaip Tai pasipasakau. dėl to aš apie save pagalvojau. Bet esu vieną kartą pabėgus iš namų. Tai. Pas tave jo, yra va tokių, bet tu Vieną beveik viską kartą. pasakodavai. Jo, bet šiaip aš tai labai, aš manyčiau apie mane. Jo, aš irgi skaičiau O kas aušrinę. pasakė? Pala, o kas sakė tą faktą apie mane, kur buvo panašus faktas? Nu, nekapsom, spėjau. Nepamenu. Ne mama? Jeigu ne mama, tai čia mama bus. Nu, mano mama. Ne, Dalia. Dalia. Nu tai va, aš galvau praeitą Dalia sakė, bet praeitą mama, ne? Nu, Jo, jau. taip. Tai, nu... Gerai. Tiesiog užduoda klausimą, kam tiek porų batų reikia? Čia kažkur. Čia nesąmonė, čia tikrai tavo neturiu daug. nesąmonė. Tikrai neturiu aš daug batų ir tu tikrai neturi daug irgi. batų. Čia tu jau uždavai. Tikrai Tokios nesąmonė. abi dvi Šauduolis. Gerai. Visų šunų ir gyvūnų mylėtoja. Aušrytė. Dalia pasakė arba mama? Bet įdomu, kas tai... Mamytė. Gal gal. mama. Ja, Mamuks. Ja. Teisingai, mama. Nes mamai ir padedu dabar su tėčiu Jo. šuniuką pasiimti naują. Ne, bet šiaip aš visada, mes kai turėjom Roksytę pas save šeimoje, tai aš būdavau, nu, sakyčiau, gal viena iš labiau pagrindinių, nu, visus mes rūpinomės Bet tu labai, būdavai, bet aš būdavau tokia, kur ekstra, kur ir jeigu matau, kad blogai jaučiasi ar dar kažką vešiu į veterinariją, dar kažką, tai jo, myliu Okay. gyvūnus labai. Ok, nu, šitas akivaizdus, bet čia, manau, tusovčikė sesė. Nu, kuri. Kuri čia galėjo pasakyti? Dabar šiaip tai tik su tavim tūsinu pastaruoju metu. Ne. Nu, o čia pasakė, tai taip dalytė jaučia. Arba visos. Mama Dalia ir Siga. Nu gerai, aš tau padėsiu, nes yra prierašas. Skliausteliuose, kur tu buvai anksčiau? Siga! aišku. Jo, jinai man. Kur buvai anksčiau, darželyje? Realiai. Jo, mes su ja taip norim patūsinti, nes, ta prasme, aš šiaip sakiau, kad man realiai su 20 aš truputį pradėjau tūsavot, bet aš manau, kad visi turi turėti tokį etapą. Nu, tikrai, nu, dabar jau padoriai vasarą būdavo, bet, nu, visi turi praeiti tokį etapą, kam reikia ir viskas. Nieko ten Taip. nėra. Aš mėgstu Pritariu. žiauriai šokti ir man labai patinka ir aš eisiu dar ir šoksiu ir man nesvarbu. Eisim kartu. Taip, mes šį mėnesį dar turim baigti, jeigu ką. Okay. Gerai, Su toliau. Gitana. Su Gitana, jeigu ką. Labai mielos geros širdies žmogus, todėl kartais jautri. Aušri. Jep. Bet čia... Ar ne Patrikas parašė? Palauk, perskaityk sakinį formuluotę. Labai mielos geros širdies žmogus, todėl kartais jautri. Bet aš ne kartais jautri, aš visada jautri. Gal čia tu parašy? Ne. Ne? Bet ne kas taip apibūtintų mus iš šeimos. Šitas trikiai. Nuspėjam. Vis tiek manyčiau, kad apie mane. Taip, apie tave. Taip. Kas? Tai reiškiasi... Gal mamukas? Ne, Siga. Nu tai Dalia. Lemba, kodėl Dalia, atsiprašau, kad mes tavo neatspėjome. Jos buvo truputį kitokia formuluotė, bet aš pakeičiau, nes paskui paaiškinsiu, kodėl. Bet, nu, ta prasme, bet visiškai esmė ta pati yra. Okay. Toliau, psichologė, draugių godėja, bet pati pamiršta pasirūpinti savimi. Siga apie Ievą, Jo, aš sakyčiau. apie mane, jo. Ir sakyčiau, Siga galbūt vien dėl to, nes Siga pati iš visus dalykus su psichologija, šiaip su savęs Na, jinai labai man padėjo. pažinimu, valdymu, tai... Jo, man labai jinai padeda visais įmanomais dalykais psichologiniais, tai aš sakyčiau irgi, kad Siga.
Šiaip jūs labai daug šnekame apie šitą dalyką. Ar čia tu jau parašai? Tai kad mama taip galvoja. Bet galiu pridurt, kad buvo labai šalia, kad Siga irgi rašė, yra per daug gera visiems, dėl to kartais pamiršta save. Jo, čia yra tiesa. Šitą aiškinam. Bet kaip fanimą. Gerai, perinam prie gražumo. Nebe prie gražumo. Vaikystė yra grasinus peiliu. Aš Sigai. Kas čia buvo? Lema, kad prisiminčiau, kas buvo. Gal kompo nedavė, man atrodo. Iš peilio. Aš tai šitą šiaip nežinojau. Tu biški. Bet čia spėjau, Siga apie mane, ne? Taip. Jo, bet Siga mokėdavo nervus ištampyti. Klausyk, o tu nemokėdavai, kiek aš tave norėdavau primušti. Nu jo, bet jau buvo tokia situacija, bet aš labai mažytė buvau. Ten, ta prasme, tikrai... Tu kaltini Sigitą, kai tu su peiliu pasiekė. Tai provokavo vyresnė sesė 7 metais. Nu, bet apie peilį pasiimti normalu. Taip. Tai jeigu aš jeigu dabar Domantas, jeigu dabar ta Domantas Gerai. nervis irgi peilį paims. Gerai, kitas. Kai gyvenom kartu, pasipjaušius agurkų su dešra, gailėdavo pasidalinti ir supykdavo, jį paimdavo vieną gabaliuką. Tu nesidalinai. Tu irgi niekada nesidalindavai. Šitą aš net galėjau parašyti tau, aš prisimintų bernų dešrą pasipjausdavai ir neduodavau. Nu šiaip yra tiesos ir čia Dalė tikrai parašė, Dalė, jo. bet... Apie tave aš manau. Nu gerai, jo, apie mane. Nu tai čia Siga parašė. Tu kad Siga dešros nevalgo. Nu, tai dabar nevalgo, kaip buvo. O apie mane parašė? Apie aušinę. Apie aušinę sakau, apie tave, va čia man... Siga, bet keisto, žiauri neįprasta, kad Siga. Nu tai va, nesidalindavai agurkais ir dešra, tai... Nu, aš dar vis iki Tai šiol nes kartais jūs gailiu. įsivaizduokit, pasipjaustai skaniai, aš ten pasiskaičiuoju gabaliukus, kiek turi būti agurko, kiek dešrytės, kad užtektų visko ir ateina pavogė. O tu, kai taip darai? Nedarau. Aha. Ot. Supratau, tai važiuojam toliau. Virtuvės šefė numeris 1. Ieva. Aš. Dalė apie mane? Aš irgi sakyčiau. Ar mama apie mane? Dalė, pagal formuluotę sakyčiau. Tai čia aš parašiau nesąmonę. Bet čia tiesa. Bet aš žinau. Niekas, aš žinau, kad jūs abidvi gaminat ir labai skaniai. Ir niekas nepaminėjo, tai aš vadovau reikėjo. Jo, bet šitas geras. Šiaip, aš tai būčiau tikrai sakęs, kad Dalė. Jo. Dalė vis laik sakydavo, kad pasisekė man antrai pusė, kad aš taip gerai gaminu ir kad taip mėgstu. Deserčiukus. Tai va, tai aš norėjau, kad tas būtų paminėta. Toliau, žmogus rūpestis, nes visada nori visiems padėti ir aplakstyti visus. Aš? Taip. Aš apie mane, kas čia pasakė? Sigutė, mamytė, Sigutė, Dalytė. Štai, žmogus rūpestis. Gal sakyčiau Siga? Dalė. Aš Dalė irgi būčiau, sakys, nežinau, tu labai... Aš pagal formuluoti. O aš kažkaip, nežinau. Nu gerai. Dalytę myliu vis tiek. Norėjo būti kineziterapeutė. Aušinė. Jep. Taip, ir kas čia galėjo paminėti šitą? Gal mama. Mama. Taip. Mama. Jo, norėjau po savo kryžminių traumos, operacijos ir visos reabilitacijos, pamenu, žiauriai fainai buvo, kai man padėjo ir pagalvojau, kad norėčiau irgi kitus žmonės daryti laimingus, kai pagaliau gali atsistatyti po traumų, bet nepasisekė man su biologijos mokytoja biški nuo 11 klasės. Nu kaip čia nepasisekė, ne tokia faina nebuvo ta pati, kur buvo 9-10 klasė ir man tada biologija nelabai patiko ir šiaip supratau, kad žiauriai daug reiktų iškalti, išmokti tų visų struktūrų ir taip toliau ir tada supratau, kad gal liksiu prie savo meilės matematikai. Ok, gerai. Visada padės bėdoje. Mes abi. Gal tu gal parašai kokias. Aš parašiau. Taip. Neužduoto, nepasakytų tokią apie vieną šeimą. Ok, gerai. Nu dabar vėl važiuojam. Kai gyvenom kartu, labai sunku buvo priversti sutvarkyti vonę. Ir dažnai ginčydavosi sakydama, kad ji neseniai ją valė, nors iš tikrųjų nevalė. Siga sakė apie mane. Taip. 100%. Mes ir visų pirma, turėjom tvarkaraštį, kurio niekas nesilaikė, tik tai Siga tvarkydavo viską. Aš irgi tvarkydavausi. Va. Ne, nu tikrai, aš turiu problemų su tvarkymusi, bet dėl to, nes aš nebūdavau namuose niekada. Ir aš ten net nesimaudavau, aš iš vis nesiprausdavau niekada, jokauju. Ne, bet šiaip, jo, čia sena problema, kurios nebėra, nebegyvenam kartu. Okay. Nu, jinai viena gyvena per visą antrą aukštą, bet kiek atvažiuojam. Mama pyksta dar, bet...
Nu, tikrai beveik nebūna namuose. Okay. Gerai. Mėgsta pašaudyti rimtesnių bajeriukų. Apie mane Siga. Ne? Rimtesnių tai, kad nelaiku ir ne vietoje. Ai, nu gal nelaiku ir ne vietoje, tada tu gal. Ja, sakyčiau, kad tu. Jūs taip suprantat šitą. Ir čia Siga, ne? Bet jeigu gerų bairių, tai aš. Nes aš tikrai būna Formuluotė pašaudyti. čia yra tiksliai mėgsta pašaudyti rimtesnių bajeriukų. Tai gal aš. Rimtesnių gal pošlų turiu minį. Tai gali būti, kad aš ir Dalia kokią pasakė. Pameni medžioklės filmavimą? Jo. Ok, tai pasakė Dalia ir tai parašė prie jūsų abiejų. Šaibuką. Gerai, Okay. Žiūrėkit medžioklės sezoną pavasarį, jeigu ką, nes čia bus daug gerų vairiukų. Ilgiausiai su tėvais miegojusi tėvų lovoje. Nu, Jo, nu va. ką, dabar čia reikia, mama va. 100% parašė čia dabar. Tai Jeva. Nu, mama, nu kam reikia gėdinti Jeva, mane? pripažink iki kiek metų. Kokio 13 gal? Jo. Realiai iki Kaip? 13. Na, aš ne, ką. Nu, ką man padaryti, aš bijodavau vieną miegoti. Aš esu Nu, jinai policija. bandydavo užmigti savo lovai, bet atsidūrė. Aš esu iškvietus policiją, kai aš atsikėliau po nepo 12 nakties, kur mano tėtis vedžiojo šunį, aš atsikėliau ir, tipo, nu, mūsų tėvai turėjo bowlingą pogmėje, o mano Samsung'e buvo policija ir pogmėje šalia ir aš per ašaras nemačiau, kam pasvaipinau ir aš sakau, sveiki, galima man ramūnę. Tai va, mama sakau ir sako, ta prasme, kokia pavardės, pasakiau mamos pavardę, sako, tai jūs viena namuose, sakau, taip, sakau, duokit mama. Na, aš tiesiog tokia buvau. Nu ir ką, ir viskas gerai. Pasirodo, tėtis tiesiog šunį vedžiojo. Jo, ir tėtis grįžta už džiaibinu, čia aš ten visą apsibliovus. Iki 13. Nu, baig, nu čia dabar kam dabar čia į tuos asmeniškumus gėlį. Nu, mama norėjo iškelti šitą faktą, supratau. Gerai, daugumoje vietų labai atsakinga, bet paskutiniu metu nepaiso susitikimo laiko. Aušinė. Taip. Kas apie mane. pasakė? Bet, kas pasakė? Aš manau, kad čia draugai, šeima galėtų Visi pasakyti. jo, visi. Visi galėtų pasakyti, bet labiausiai, kas iš tai reaguoja, tai Siga yra. Tai skaičiu, kad Siga pasakė. Nu, taip. Nes Daliai pati vėluoja, mama irgi būna vėluoja, tai čia Siga vienai, sakyčiau. Mane tai irgi nervina, kad Ne, vėluoja. tai aš suprantu, bet klausykit, aš gyvenu su Domantu. Ne, bet tu jau perėmus šitą, Tai žinok. taip, tai aš sakau, dėl Domanto. Sakau, važiuojam į Aušinę, nenoriu vėluoti į Grajų ir jinai, jo, važiuojam, man 5 minutės. Po 15 važiuojam, aš jau ten tiesiog jau Ne, tai Jeva, man bet yra ten buvo, dreba. kad laukiam Domanto, ne mane. Nu, taip, Ne. kai Tai gerai, aš dažniau. specialiai norėjau įvelti šitą diskusiją, nes buvo parašyta, kad nepaiso susitikimo laiko ir perima šitą blogą savybę iš savo antros pusės. Na, tai Domantukai tavo akmenys į dar. Taip, žinok. Jo, bet aš- Nepykit. aš- Ir čia dar prisideda prie to, kad mes bandom suspėti visus įmanomus dalykus vienu metu apsiimti ir tiesiog nesutelpam į laiką, tai dėl to taip ir gaunasi. Nu jo, nu vat pas tave gal tai, bet Domantui, kai paskambini ir važiuoji su juo į varžybas, jis sako, ačiū, kad prižadinai mane. Jo. Nes Dėl to, nes tai, ne, nu tiek, kiek jisai dirba, jam reikia nepo prieš varžybas, kad jisai performintų. Tai dėl to ir gerai pasirodo. Na gerai. Pati, būdama 5 metų, žiemą parėjo iš darželio, kuris yra 15 minučių kelio. Nepamenu, kad aš būčiau. Kliama, žinok, Nu, aš žuvytė dorė. Ne, man atrodo, aš. Ir dar per tą Ukmergės kelią, kai būdavo, dar perėjo vidury, kur ten žiauru. O tau viskas savo. Bet manau, kad manau, kad aš ir mama tokią istoriją ištraukė. Taip. Bet aš neprisimenu tikslių. Kaip tave faktų. paleido? Aš nežinau, kaip. Minus darželį. Bet čia geras bairis. Aš pamenu, kad kažkada būt girdėta šitą istoriją, bet tiksliai nepamenu detalių, kaip, kodėl. Aš tik noriu pasakyti, turiu vieną labai skaudžią istoriją, kaip pasakė apie darželį. Ieva. Kai vesdavo Ieva, mane Siga tylėk. iš darželio ir mūsų Aušinė vesdavo. Ir mes eidavom ir Aušinė man sakydavo, kad aš esu įvaikinta. Ne, aš sakydavau. Tu sakydavai visą Taigi, laiką bet lengviau man, kad- sakyti, kad aš esu dabar Bet žmonės tu man galvoja, kad jūs sakei, trys bet tu sesės. man vis laik sakydai, man šis yra įstrigęs. Bet, Jie va čia išsigalvoja. nu ne. Gerai, nepradėkim ginčytis, nes čia. Gerai. Toliau. Labai šaunuolė, kad ėmėsi organizuoti kalnų kelionę. Javute. Padariau netgi PowerPoint prezentaciją. Jo. Dalytę gal čia parašė. Šiaip konkrečiai šitą frazę parašė Siga, O. bet tą patį paminėjo ir Dalia, tai ta prasme yra užakcentuota. Labai gerai. Tai važiuosi slidinėti. Taip. Nesakom, kada jūs važiuosi slidinėti, bet jūs važiuosi slidinėti. Važiuosim. Svarbu be traumų. Ja, svarbu atsargiai. Kas? Aš prieš 2 metus, kai variau, tai įplyšo. O, aš išsidalinau petį. Na, žodžiu. Blin, ką mes čia Okay. šnekam, viskas yra gerai. Okay.
Gerai. Už vairo labai emocinga, kartais net nesaugu važiuoti kartu. Siga parašė apie mane gal? Sakai. Nu, aš čia sakyčiau tik dėl vieno, kai važiavam iš Kauno. Kažkada, kad aš nebiški, labai greit važiavau ir biški taip. Okay. Bet šiaip gal apie tave sakyčiau, nes tu labai biški tokia begalvė buvai. Bet aš nedaug ką vežioju. Nu, tai Okay. nežinau. Nu, tai pasakysiu, kad aš apie jie- išsigalvoju šitą faktą. Nu, blyn, aš taip taikliai pasakai, nes Siga man sakė tada po Kauno, čia realiai prieš porą mėnesių buvo, kad Jovita sako, biški, tu gal ramiau važinė. Sakau, gerai. Okay. Gerai, nedaug jau liko. Yra labai tvarkinga, kartais netruputį panašiai į mamą, tvarkos prasme. Aušrinė. Apie mane. Tikrai ne apie jau. Čia atmetimo būdu galima. Okay. Bet aš nesu gal antiek tvarkinga, Domantas paprieštarautų. Kas pasakėt, Bet nežinau. kas pasakė? Mama arba Siga. Mama? Mama. Okay. Ne? Nu, visgi pasakė Siga. Nu tai bet svarščiau. Siga daug Jo. čia prirašė. Nu, Siga Atsakinga. punktualiausia, Atsakinga, punktualiausia taip. buvo čia. Toliau. Labai mėgsta dovanoti dovanas. Jeva. Siga. Ne, paladalė gal. Dalė gal jo. Siga. Nu, jo, papa, kiek Siga galėjo prirašyti čia tų nušvilpt. faktų. Tikrai. Blin, dabar žinokit, po šitą podcastą žmonės galvos, kad aš mamyčiukė netvarkingai išlaidų, ne? Bet tave gerai turėt kaip draugė dovanas dovanai. Ir padedu, jeigu reikia. Jeigu ką, telefono numerį psichologės nesakysiu. paslaugas suteikia. Mes traukimės komandai, kas kam dovanoja, tai kažkas. Aš jau šiaip šiandien važiavau į podcastą rašelį, galvojau, ką aš dovanosiu, ir aš taip galvojau, nu, viršysiu šiek tiek sumą, bet viskas. Kovok su Supratau. savo priklausomybę. Ne. Gerai. Kovotoja griūna dėl kiekvieno kamulio, negalvoja apie pasiekmes kūnų. Aušrinė. Jo, aš ir sakyčiau dalę apie mane tai parašė. Arba vėlgi Sigita. Tai parašė Sigita, dažniau mato tave mačiusi. Jo. Okay, aš tik pagalvojau dalį, nes jinai man sakė, kai man išniro pirštas vasarį, jis sako, gal tu mesk jau tą kaitį, tu per daug aukoja save. Bet jo, tokia jau esu, jeigu einu žaisti, tai biški per daug, nežinau, lendu po tais kamuoliais ir negalvoju apie savo sveikatą. Nu, taip. Pasaugosim po kalėdų. Taigi, toliau. Kai gyvenom kartu, nemėgdavo eiti padėti tėvams tvarkytis į lauką. Tu sakyčiau. Aš tai eidavau labai dažnai, aš ten žolės traukdavau. Aš Tu mėgdavau tinginiadavai, šienauti. žiūrėdavai teliką tiesiog. Mėgdavau šiandien žolę. Bet gal aš? Ir sakyčiau, mama čia tokį faktelį ištraukė. Nu jo. Ne, aš sugalvojau. Nu, Bet gerai, ant jėvos užmetė. tai mes kitas malkas jau mes šitas akmenis spėti. Gerai. Ir paskutinis. Ji to dar nesupranta, bet jai buvo lemta būti gydytoja. Mama apie mane parašė. Taip? Taip. Kodėl? Mamos neįgyvendintas Nu, nes svajonė. mama ten, nu, žodžiu, ten yra istorija, nežinau, ar nori, kad sakyčiau, tai tiesiog jinai žino, kad labai tikslingai eina sesės ir kad aš turiu eiti kažkur, kas yra susijęs su medicina. Ir aš kaip ir mane kaip visai ir pričiešino prie tos idėjos, kad gal man čia visai patinka ta chirurgija, man patinka domėtis tam tom, bet, nu, aš ne mokslo žmogus, aš negaliu mokytis, nemoku mokytis, nenorėčiau tiek daug mokytis. Ir nežinau, bet, nu, jo, tiesiog, mama nori, kad aš būčiau gydytoja, bet ne šiam gyvenime. Okay. Tai ką, taip, baigiam klausimus atsakymus. Už tai, kad visa šeima prisidėjo, dabar kiekviena turit pasakyti apie Sigitą, Dalį ir mamą, kokią nors gerą savybę. Vat pasakykit, kas pirmą šauna į galvą. Sigutė mano psichologija antroji. Jo, su jo galima rimtom temam pakalbėti ir patarimų gauti. Palaikyti. Tai čia jo apie Dalę, tai su ja visada žiauriai linksma ir irgi visada padės, jeigu reikia ir labai daug duoda mum iš savęs, iš savo dalykų, nu, ta prasme, ne tik materialiai, bet ir šiaip, nu, ta prasme, ir krepšinėje, ir gyvenime, o mama... Aš dar noriu pridėti prie Dalės, Nu. kad labai stipriai palaiko kiekvienoje situacijoje. Nesvarbu krepšinis ar ne krepšinis, bet čia šiaip visos, ta prasme, labai sunku apibūdinti skirtingai, nes visos atrodo labai panašiai viską suteikia. Taip. Nes ką dabar va, taip pasakom, tai realiai visom Jo. galima pritaikyti. O mama tai tiesiog, kad tokias išaugina. Taip, ir kad sugebėjo tokia su yra, keturiom jo. dukrom gyventi ir šiaip man labai skaniai valgyti, tokia rūpestinga yra ir tiesiog. Ja. Labai mylim. Jo. Mamai ypatingas ačiū, kad prisidėjo prie šito
Labai šiaip žaidimo. miela, labai smagu. Prisidėjo prie šito žaidimo, bet ištraukė istorijų, apie dar kažką, kad... Supratau. Tai šiam kartui būtų tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjot mūsų podcastą su Ieva, Aušrinė. Kaip tik prieš šventės išsileisim, šventinės nuotaikos jau sugrįž Pergalės į aikštelę ir manau tik nuo šiol viskas bus geriau. Aš noriu tik dar pasakyti, palaikykit mus, sekit mus visur. Lauksim rungtynėse. Taip, ateikit mūsų rungtynės, gražių švenčių ir būkit laimingi. Susimatysim rungtynėse. Taip. Ačiū Jums. Visą.